Na ką, draugai, va, dabaigiau savo projektuką, 12 panelių po 505 vatus, turim 6 kW. Einam, žiūrim, ką rodo naujas inverteris. Dangus ne kažką, apsiniaukęs, toksai nieko gero, vienu žodžiu. Einam, žiūrim, ką rodys. Na ką, inverteriukas mūsų, kaip ir sakiau, naujas. Anenjį kažkoksai tai, kuris sugeba atiduoti į tinklus perteklių. Nu, dabar turim tiek iš saulės elektrinės 230 rodo į tinklus. Iš saulės inverterį, iš inverterio į tinklus atidavinėjau. Suvartojimo nėra, nesu pajungęs. Dabar tik į tinklus atidavinėjau. Tik ant saugiklių esu sužaidęs, kad inverteris atiduoda viską, o jau saugiklių dėžėjai pasiskirsto, kam jam kur nueiti sroviai, kokiam vartotojui. Labai blogai rodo. Įėjimas 380 amperažą 0 rodo kažko tais, bet voltažas, voltažas yra, amperų nėra, vatų yra, gamyba eina. Yra du išėjimai. Va. Čia įėjimas iš tinklo, čia vienas išėjimas, čia antras išėjimas. Yra po 3 kW, 3 kW, 3 kW, bet galim nustatyti kiek nori procentaliai. Tarkim, pirmas galingesnis, antras mažiau. Ir jeigu kažkaip taip pat gaminam, kaupiam žiemai, baterijų neturiu. Gerai būtų įsigyti baterijas 48 voltų. Nu, dėkui už peržiūrėjimą. Iki kito karto.